Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos radio laida MC Merkinė. Šiandien ir vėl kalbame jums Pietų Lietuvos radio eteryje FM 99. Aš Algimantas Rokas Černiauskas, su manimi šiandien studijoje Liudas Ramanauskas, kaip visada tradiciškai. Labadiena. Labadiena, malonu matyti ir po vasaros įspūdžių, kurių paskutinis kadras man taip įstrigęs, tai karvės rūke. Iš tikrųjų, pamačiau aš tą kadrą pas tave socialiniuose tinkluose ir supratau, kad taip vasara baigėsi. Taip, tos karvutės tikrai žavės, atsidūrė jos žurnalo Kelionė viršelyje ir kažkaip nejučia nenori. Prieini tokios išvados galiausiai po visų kultūrinių renginių, aritmijos festivalių, kad menininko vaidmuo iš tikrųjų galiausiai susijęs su tam tikra piligrimystė yra. Nes tas žurnalas buvo iliustruotas ir daugiau nuotraukų iš aritmijos konteksto. Tai kažkaip mezgasi tokie gražūs visai šito festivalio naratyvai ir ryšiai su literatūriniu pasauliu taip pat. O šiandien studijoje dėja neturime Žygimanto Buržinsko, kuris yra išvykęs į diplomatinę misiją užsienyje. Tačiau mes turime jo mums parašytų audio laiškų, kuriuos vėliau paklausysime. Jisai kaip visada dalinasi labai stipriamis įžvalgomis ir laidos bėgyje mes išgirsime jo balsą vėl. O Merkinės avialinijos iš tikrųjų puikiai veikia. Šiandien aš kažkaip pagalvojau, kad atvažiuosiu į radio laidą naudodamasis viešuoju transportu iš Merkinės, tačiau tarpmiestinis transportas retkarčiais tai būna, jog paveda ir jau akimirką maniau, kad laidą reikės vesti iš degalinės prie Merkinės kryžkelių, bet kažkaip avialinijos suveikė ir atsitiktinai lemiamą akimirką sustojo ilgametis bendruomenės pirmininkas su Merkinės sendaikčių vėliava ir pasiekėme laidą, sakyčiau, punktualiai. Tai ačiū Arūnai tau, kad vežtelėjai, dar pakeliui padiskutavome apie įvairius Merkinės klausimus egzistencinius ir su didelė viltimi žvelgiame toliau. O šiandien aš nekantrauju iš tikrųjų pasidalinti vėlgi, kaip visada, įvairiais garsais iš Merkinės glūdumų ir šiandien turime paruošę vieną įrašą dar vieno Merkinės sūnaus iš muzikų dinastijos kilusio Tomo Šapalo kūrinių, kurį jisai suprojektavo čia šių metų pradžioje. Ir, ar tai jau pernai metais, atsiprašau, ir, energetika kūrinio iš tikrųjų pribloškinti, taigi kviečiu paklausyti, jo pseudonimas yra Since 84, o kūrinys vadinasi Galaga. MC Merkinė. Tomas Šapalas, Since 84, Galaga.
kartą susikūrė po didžiojo sprogimo ir visos keliautos Saulės sistemos su mūsų Žemė irgi kosminių greičių lekiame į šalis. Į šalis. Merkinės avialinijos. Mieli keleiviai, sveikiname nusileidus 4 upių santakos aerouoste. Jūsų vartai MC Merkinė. Ėjom iš miestą link kaimo, kur žmonės pabaimis rūpauja su ainė. Saka, atrodas trainė, rimaujų, truopinė, sėst prie stalo, pajiesiam skanį. Užgersiam, pats nepabūsiam pakainį. Merkinės avialinijos. Taigi šitą įstabų muzikinį vėrinį užbaigiame Cypress Hill ritmais, padabintais Pauliaus Gadeikio balsu, kuris repuoja mums apie ėjimo iš miesto į kaimą žemaitiškai. O prieš tai girdėjome Tomo Šapalo, iš tikrųjų įspūdingą, labai progresyvų industrinės elektronikos kūrinį ir norime pasakyti, Tomai, daugiau kūrinių. Iš tikrųjų, aš bent jau kiek ieškojau, tai vienetai internetinėje erdvėje yra tavo kūrybos ir mes norime išgirsti daugiau. Šapalų dinastija muzikali be galo, Tomo brolį Šarūną dažnai galima išgirsti skambant ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos didžiosiose operos salėse. Iš tikrųjų, įspūdingas balsas. Merkinėje bent porą kartų metuose jisai atlieka įvairias arijas, tiek jau tradicija tampančiame renginyje Opera su džinsais Merkinės fabrike, arba kartais ir Merkinės bažnyčioje. Mes be abejo neišvengsime bažnyčios temos, kaip visada tradiciškai pristatome tenai vykstančius renginius. Ir ne per seniausiai, dar viena iš Merkinės tradicijų žymių yra švento roko atlaidai. Per švento roko atlaidus gitaromis dar pas mus negrojama. Meluoju, netiesa. Iš tikrųjų, tomis dienomis fabrike vyko renginys, festivalis Samanos, kuomet Biksai, žymi grupė Biksai, kurią kažkada apšildė Nirvana Vokietijoje, pristatė kūrinį parašytą Merkiniai. Tiesa, aš neužfiksavau, ar tame kūrinyje buvo bent kartą paminėta Merkinė, buvo paminėti įvairūs su Merkinės istoriniais kontekstais susiję tokie vaizdiniai. Bet nieko tokio, vis tiek džiaugiamės parodytų dėmesiu. Ir detalė tokia iš roko atlaidų, šiais metais įvyko šventinis Merkinės choro 10-mečio jubiliejinis koncertas. Ir turime nedidelį fragmentą iš jautrios Kęstučio Breidoko vadovaujamo choro muzikos. Paklausykime. MC Merkinė. MC Merkinė. Tai Merkinė.
Merkinė. MC Merkinė. Girdėjome skambant Merkinės choro 10-mečio koncerto fragmentą. Tiesa, negalėjau nesilaikyti neįvilkęs į tam tikrus ritminius rėmelius, tam, kad grinai pabrėžti tam tikrą sakralią tekstūrą Merkinės choro atliekamos muzikos. Toliau iš bažnytinio ir ne tik bažnytinio, tai yra ir pasaulietinis pasaulis. Merkinės bažnyčioje nusimato koncertas artimiausias yra rugsėjus, jau nebe rugpjūtis, rugsėjo 14 dieną koncertai Burmistrui, renginių ciklas klasikinės muzikos pristato paskutinį savo šio sezono koncertą Velnias ir vargonai, ir mum gros pati koncertų Burmistrui projekto autorė, iniciatorė, vadovė, smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, o renginį ves aktorius Vladas Baranauskas, iš tikrųjų pribloškintis aktorius, jis kažkaip labai gražiai moka pristatyti savo autoritetą, sako, aš Antanas, mano tėvas Antanas ir mano senelis buvo Antanas Baranauskas, vyskupo anūkas, bet jis yra Vladas Baranauskas, bet jis yra aktorius. Kaip ir popiežius Jonas Voityla buvo aktorius taip pat. Ir renginys, jisai šitas yra be bilietų, renginys nemokamas, bet kviečiami dalyviai, žiūrovai, gerbėjai vietoje bilieto prisidėti, paremti jau antrus metus tęsiamą akciją Merkinės vargonų restauracijai paremti. Tradiciškai, priminsiu, informaciją galima rasti puslapyje www.merkinėsvargonai.lt ir tuo pačiu jau noriu pranešti, kad šiais metais vėl bus rengiamas šventinis aukcionas Merkinės vargonų atnaujinimo darbams. Aukcionas įvyks lapkričio 30 dieną, šeštadienį, 16 valandą. Taigi noriu paskelbti tokį kreipimąsi į kūrėjus, menininkus. Pernai taip darėme, šiemet tęsime tą tradiciją prisidėti paaukojant meno kūrinį, kuris vėliau bus pristatytas aukcione, šventinėme aukcione. Ir tokiu būdu mes toliau rinksime lėšas. Priminsiu, kad per metus mums jau pavyko surinkti 20 000 eurų, kas yra tikrai neblogai. Ir dar, tikrai ne vienus metus pagal sumos poreikį bus lėšos renkamos toliau. Tai va, tai rugsėjo, taktą vasarą. Rugsėjo 14 bus koncertas Velnias ir vargonai. Tiesa, kai paskelbėme šito koncerto pavadinimą, datą, ne vienas dievobaimingas parapijonis tai paklausė, o tai kodėl tas velnias? Tai tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad krikščioniškame pasaulyje velnio figūra yra portretuojama labai dažnai ir labai ryškiai ir atspindi šitą figūrą įvairias kovas tarp gėrio ir blogio ir galima įvairiai interpretuoti to velnio figūrą. Šiuo atveju tai yra mūsų kova prieš tam tikrą bėdą, vargonų neturėjimą ir kad generalinis instrumentas turi būti Merkinėje ir mes ilgai ir kantriai jo sieksime tiek, kiek reikės. Rugpjūčio viduryje Merkinėje įvyko dar vienas koncertas, kurio metu bažnyčioje skambėjo toksai instrumentas organetas. Juo grojo Vilimas Norkūnas, jaunas vargonininkas. Ir organetas tai toks instrumentas, tokia mini vargonų versija, telpantis ant kelių, viena ranka jo grojantis asmuo akordeonu dumpliuoja,
o kita ranka laisvai groja klavišais. Tai tokia lengva muzikytė, tai šitas instrumentas siekia apie 600 metų, jo sukūrimo tokia yra jau tiesioji. Ir klausydami šios malonios melodijos galime pasvarstyti, o kaipgi skambėtų tik tai tie didieji vargonai, jeigu jie būtų. Taigi Vilimas Norkūnas, organetas. Taigi tęsime savo skrydį Merkinės avialinijos, operatorius FM99, Pietų Lietuvos radijas. Ir turime laišką nuo mūsų skrydžio draugo Žygimanto Buržinsko, laišką iš Varšuvos, kurį dabar ir paklausysime. Sveiki, mielieji, linkėjimai iš Varšuvos centro, Karališkojų sodų. Kaip tik šiuo metu lankausi Varšuvoje, negalėjau sudalyvauti tiesiogiai laidoje. Linkėjimai ir Algimantui, kuris laiko visą frontą MC Merkinės Alytuje. Šiuo metu teko būti pačioje Varšuvos pilyje ir atlikti tokią iš vienos pusės sudėtingą, bet labai įdomią misiją. Merkinėje planuojame turėti kopiją būtent Varšuvos pilyje esančio Augusto Poniatovskio kolekcijoje sukurto skulptoriaus prancūzo Leobruno biustą, Mykolo Kazimiero Paco biustą, Lietuvos didžiojo etmono. Ir šiuo metu vyksta būtent to biusto skaitmeninimo procesas, kurią mes gausime kopiją. Tai tokia graži bendrystė Merkinės muziejaus su Varšuvos karališkoje pilimi. Ir turbūt kažkada, pažiūrėsim, kiek tai užtruks, atsiras būtent tikra, iš esmės paliečiama Mykolo Kazimiero Paco biusto kopija, atkeliavusi būtent iš Varšuvos pilies kaip Augusto Poniatovskio kolekcijos dalis. Dar iš naujienų Merkinėje praėjusį mėnesį įvykusių Merkinėje, tai reikėtų paminėti tai, kad vykdyti archeologiniai kasinėjimai Merkinės kryžių kalnelio aplinkoje ir tuo metu buvo aptikta net 5 Lietuvos laisvės kovotojų partizanų palaikai. Faktiškai vienoje vietoje pagal žmonių parodymus, tai tokia intriguojanti pakankamai vieta, kadangi toj vietoj, ko gero, tikėtina yra žymiai daugiau palaidojimų ir tą rodo ir tam tikri istoriniai duomenys ir kovos Merkinės apylinkiai laisvės kovų. O tuose pačiuose tarp palaikų aptiktos bent kelios kulkos rodo ir tų laisvės kovotojų žuvimo. Tam tikras aplinkybės, rasta saga su vyčio simboliu, kas rodo ir ko gero patvirtina, kad tai būtent yra Lietuvos partizanų palaikai. Ir tas istorinio teisingumo atstatymas tikrai yra viena iš mūsų misijų ir tikrai džiaugiamės, kad bent jau dalis laisvės kovotojų galbūt netgi ir bus identifikuoti ir bus garbingai palaidoti. Rasim, bus dar diskusijų objektas, ar atsiras giminės ar ne, bet ko gero dalis jų bus palaidoti tame pačiame Merkinės kryžių kalnelyje.
Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Keliauk laisvai, skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos metas grįžti. Šita istorinės atminties ir teisingumo tema, tai jinai plati, liečia daug taškų. Neseniai Lietuvos viešoje erdvėje plačiai nuskambėjo Dzūkų kultūros atašė Roko Kašėtos parašytas komentaras apie Lukiškių kalėjimą ir tai, kokiamis kryptimis per pastaruosius metus jisai išsivystė. Ir ar kvestionuodamas, ar ta kryptis yra teisinga. Ir jo tą komentarą palydėjo tokia jautri melodija, apmąstanti tam tikrus istorinės neteisybės skaudulius, tai galime paklausyti. Kedrai ir pichtos prie upės niūrios krantų, man ant jūsų visai nepikta, o cik pikta ant tų, kad reineva dėl idėjos ištrėmė sušaldo vaikus. Tuliem gie veltui uždėjo ant galvos kankinių vainikus. Pats žinau, kas buvo, protai šviesės bus giedra. Šitep mislydamas remiuos ant kastuvo. Pichtos ir kedrai, Ūškė, kedrai ir pichtos. Tęskime mūsų skrydį, mūsų žygį, Žygimanto balsu ir paklausysime, kurgi jo kelionė jį nuvedė toliau, o jisai yra Čekijoje ir dalinasi apmąstymu apie kultūros paveldo situaciją. Paklausykime. Linkėjimai iš kito centrinės Europos taško, Olomouc, jeigu teisingai tariu, Moravijos vienas iš miestų, apie 100 000 gyventojų turintis. Iš tikrųjų miestas, visus miestietiškumo bruožus turinti gyvenvietę, tokio turbūt dydžio kaip, nežinau, Šiauliai, Panevėžys, su pakankamai puikiu, netgi tikrai gerai išsaugotų senamiesčiu ir stebėdamas tą aplinką, stebėdamas visą kultūros paveldą, tą didžiulį kompleksą senamiesčio erdves, tas siauras gatveles, grindinius, netgi žalumos objektus, medžius, kartais negaliu atsistebėti, kaip čekam iš tikrųjų tai pavyksta, kaip yra išsaugota, netgi aura, ta senoji aura tų erdvių ir galima iš tikrųjų žiūrėti tiek į langus, į langų gamybą, langų skirstimą, parinktas medžiagas, restauruotus pastatus, netgi tinko apdirbimą, kitus elementus, gatvių, grindinių parinkimą, akmens klausimą, kuris yra naudojamas, spalvingumą. Tai atrodytų vis dėlto pati valstybė nėra kažkuo ypatingai, netgi kai kuriais turbūt rodikliais netgi nėra visai kažkuo turtingesnė nei Lietuva. Bet kultūros paveldo objektai yra
iš tikrųjų sutvarkyti. Didžioji dauguma objektų, faktiškai einant, matant net išklotinės pastatų, statinių, jie yra vienaip ar kitaip tikrai yra saugomi ir vizualiai tikrai neatrodo prasčiau negu bet kurioj, turbūt bet kuriame Austrijos mieste, Austrijos gyvenvietėje. Ir matyt, čia yra klausimas esminis, kaip veikia kultūros paveldo sistema. Ir ko gero ne tik Čekijoje, netgi kai kuriais atvejais ir Lenkijoje, ir toj pačioj Slovakijoje, netgi galėtumėm pasižiūrėti tos paskirus atvejus ir Vengrijoje. Na, pas juos senamiesčiuose, net mažesniuose miesteliuose, nepaisant galbūt irgi tų ištikusių netekčių įvairių, yra tikrai išlikę pakankamai daug to kultūros paveldo ir jeigu tai pradėtumėm skaičiuoti, tai tikrai galėtumėm priskaičiuoti visą eilę objektų, ypatingai vertingų objektų ir kurie netgi tikrai net ne sostinėje esantis yra be galo reikšmingi, ko gero, visam centrinės Europos regionui. Ir jie iš tikrųjų yra sutvarkyti. Ir aš nekalbu apie tai, kad jas yra sutvarkyti kažkaip kosmetiškai, kad jie yra, turi ten kažkokį užmestą stogą, kuris, kaip čia pasakyti, apsaugo nuo kažkokios drėgmės, bet tie objektai iš tikrųjų atspindi netgi aurą ir ką aš kalbėjau apie visus įvairius medžiagiškumus. Ir štai man kažkaip Lietuvoje yra keista, aš galvoju apie tai, kaip iš tikrųjų mesgi kovojam dėl eilinėme provincijos miestelį turbūt esančio kokio nors vienatinio objektą visame regione. Būtent einu prie to, kad pas mus to paveldo objektų išvis yra telikę vienetai ir ypatingai senojo paveldo, kuris ten siektų 16, 17, netgi ir 18 amžius. Ir tikrai jų dalis yra nykstantis, apleisti ir situacija ko gero nėra ypatingai džiuginanti. Ir natūraliai kyla klausimas, turbūt jeigu kalbėti apie kultūros paveldo politiką Lietuvoje, man bent jau iš karto natūraliai kiltų klausimas, būtent ir čia, sėdint šitoje aplinkoje, matant paauksuotus kryžius, restauruotus objektus, net ir šalutinėse kažkokio tarsi provincijos miesto senamiesčio gatvelėje. Kaip yra iš tikrųjų su mūsų kultūros paveldo finansavimu, kokie yra pinigai iš tikrųjų ateinantis į tų objektų tvarkybą, restauravimą, ir tas dalykas turbūt būtų esminis ir įdomiausias palyginti šitą situaciją su bet kuria centrinės Europos valstybė, kuri finansinė, ekonominė prasme jau tikrai nėra stipresnėse pozicijose nei Lietuva. Ir čia, aišku, galim turbūt žvelgti labai įvairiai į tą mūsų galbūt ir restauravimo mokyklą, ir to paveldo saugojimo tradicijas, kurios galbūt nėra tokios stiprios ir suprastos, galbūt net ir čia jau yra šimtamečiai net klausimai, net nebūtinai susiję su dešimtmečio ar tik Lietuvos nepriklausomos valstybės klausimais, bet matant tą situaciją tikrai reikėtų permastyti, kas yra Lietuvai kultūros paveldas. Ir ypatingai nekilnojamas kultūros paveldas, kuris, dažnai kalbam apie pritaikymą, apie kažkokio objekto įveiklinimą, bet vis tiek matome, kad kartais net ir įveiklinimui gali būti tų minčių, bet lėšas dažnai, retai pasiekia, ypatingai provincijai, ir galbūt net nėra čia tik ir provincijos klausimas. Tiesą pasakius, Vilniuje, Kaune, tose centrinėse miestuose, jeigu taip padaryti paprastą akciją, surasti, kiek procentaliai yra, tarkim, langų, kurie yra, ne plastikiniai, paprasčiausiai. Kiek tokių yra namų, kurie realiai yra, primenantis iš tikrųjų tą senąją pastato aurą, arba jie, iš esmės atspindi tą statybos laikotarpį. Tai štai aš čia, pavyzdžiui, dairausi, tai aš šiame senamiestyje, kuris yra toks ir mažas, turbūt panašiai Kauno senamiesčio dydžio, aš kol kas nemačiau nei vieno plastikinio lango. Nei vieno. Tai
apie tai reikėtų pamąstyti, apie visą paveldosauginę sistemą. Mano turbūt šiandieninis toks piktesnis pastebėjimas. Tose kelionėse dažnai tokius dalykus pastebi ir labai lengva iš tikrųjų palyginti. Ir labai lengva pastebėti tokius dalykus ir tos skirtumus. Ir kartais mes iš tikrųjų netrodom gerai iš tų pozicijų žiūrint. Tai mano palinkėjimas Lietuvoje augti iš tikrųjų ir supratime kur kas greičiau kultūros paveldo ir tame ir restauracinėme darbe, ir šiaip paprasto gal Lietuvos piliečio sampratoje, kad vis dėlto tai yra, jo išliekamoji vertė yra žymiai stipresnė negu bet koks plastikas, bet kokia kita pigi medžiaga. Ir būtent taip suprantama, kad reikia investuoti kartais didesnės lėšas, bet būtent ta vietos auros, vietos netgi ir ta turistinė reikšmė, iš kurios galima tikrai gauti ekonominius rodiklius gerus. Tas kol kas Lietuvoje yra tikrai sunkiai suprantama. Čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, vaikščiant po miestą prie kiekvieno reikšmingesnio senamiesčio objekto, net neypatingai reikšmingesnio, yra informacinė lenta su tekstu, kas tame pastate gyveno, kuo jis reikšmingas. Sunkiai turbūt prastume tokius dalykus Lietuvoje, tai turime iš ko pasimokyti. Tai mano toks dar kartą palinkėjimas Lietuvai. Ačiū. Iš Čekijos linkėjimai. Dėkojame Žygimantui už jo įžvalgas. Kol Žygimantas dėstė mintis, Liudas užsiminė, kad kaip tik šiomis dienomis vyksta Europos paveldo dienos, ar ne? Taip, be jokios abejonės, visą savaitę 200 renginių, bet labai dažnai atrodo, ir štai klausant Žygimanto, kad proginius renginius mes darome, bet pačio požiūrio mes iš esmės nekeičiame į tą paveldą, kuris yra likęs ir bet kuriame mieste ir miestelėje mes galime matyti daug tokių pavyzdžių, kai atrodo, žinote, kam investuoti į tai, kas jau ir taip baigia sugriūti. Taip, kalbant apie ilgalaikės perspektyvas, tai iš tikrųjų turime tokį gan liūdną ir nuotaikos nekeliantį peizažą. Visgi turime kuo ir pasidžiaugti, tai įvairiais bandymais, įvairiom iniciatyvom. Girdėjome apie Žygimanto diplomatinius tikslus Varšuvoje ir kažkaip tikiuosi, kad šitas žygis prisidės ir taip subtiliai ir prie Lietuvos Lenkijos tarpusavio draugystės stiprinimo, o tai yra, manau, svarbu, ypač tokiais laikais. Ir galvojant apie tą ryšį tarp Lietuvos Lenkijos, iš tikrųjų jaučiamas toksai tarsi renesanso išgyvenimas tarpusavio santykiuose. Ir kažkaip galvoju, kad ir menų festivalis Aritmija, kuris šiais metais buvo tikrai stiprus ir sėkmingas, džiaugiamės, tai kažkaip tiesti tiltus taip pat ir į Lenkijos muzikinę sceną, kuri yra neaprėpiamas vandenynas, apie kurį mes žinome tiek mažai iš tikrųjų. Ir šiandien turiu paruošęs tokį kūrinį, pradedant nuo ištakų, tokia šiek tiek kita kultūrinė pusė, kurią retai kol kas plėtojame mūsų laidoje ir Aritmijoje taip pat mažai plėtota, tai toks prisilietimas prie folko. Ir yra tokia grupė, jungtinė lietuvių ir lenkų kūrėjų Baba Dag. Ir turime šiandien paklausyti jų kūrinio Aitvar fragmentą. Aitvar tai aitvaras, tik tai su lenkiška dviguba V. Taigi tikimės, kad Žygimanto mintis kaip tas aitvaras atneš mums teigiamų perspektyvų. Brzegiem rzeki wspina się mgła, z mgły wyrasta ogon jak ogień dzika iskra. Czy to gwiazdę skosił tak wiatr,
to czyjaś dusza zmęczona, niebo skłonne. Nie wie starzec, nie wie mija, co ukrywa poranna mgła. Nie wie dziecko, nie wie mija, skąd się bierze iskra, co niebo okalecza. Dajmy jej pojmy ją winem, niech pobłogosławi ten dom, niech nim znajdzie dla siebie gdzieś na niebie daleko stąd, pośród świateł czai się wąż i ptak i ogień. Gdy go znudzi sytości sen, swoje cielsko rozwinie hen, dosięgnie ziemi. Nie wie starzec, nie wie mija, czy odbierze dzisiaj, czy da. Nie wie dziecko, nie wie mija, czy i niebem nocnym dziś gna kapryśna iskra. Dajmy jej jeść, pojmy ją winem, niech pobłogosławi ten dach, niech wygoni spod niego cień i strach. Niech pobłogosławi ten dom, niech w nim znajdzie dla siebie Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Jungtinis Lietuvos ir Lenkijos aitvaras kolektyvas Baba Dag ir kūrinys iš jų albumo pavadinimu Šulinys Aitvar. Taigi dėkojame Aitvarui už šitą lengvą skrydį, o toliau matau, kad mums laikas iš tikrųjų jau beveik jo neliko, tai noriu tada padėkoti klausytojams, jums Liudai, jūsų radijo stočiai už galimybę būti kartu. Ir užbaigsime šios dienos laidą dar kartą norėdami paraginti Tomą Šapalą daugiau kurti ir daugiau mums paserviruoti nuostabių garsų. Grįšime prie kompozicijos Galaga. Na ir žinoma, noriu padėkoti MC Merkiniai, kurie iš tikrųjų atskleidžia štai sluoksnis po sluoksnio tą daugiakultūrinį Merkinės gyvenimą. Jis yra labai vairus nuo senosios istorijos iki tų kuriančių žmonių, kurie yra čia. Ir mūsų laidos pabaigoje vis dėlto grįžtant prie pasibaigusios vasaros, jeigu reikėtų vienu sakiniu tau ją apibūdinti, kokia ji buvo, nes ji buvo labai intensyvi, tu daug dirbai, daug kur grojai, daug kūrėjai, bet jeigu apibūdinti vienu sakiniu, kas tai buvo?
Net sudėtingas toks iššūkis, bet aš taip gal pirmiausia tai dėkingumo jausmą tokį jaučiu stiprų bendruomeniai, draugam, kolegam, bendražygiam už šitą iš tikrųjų šitos produktyvius mėnesius dirbant ties kultūra, keliant tam tikras vėliavas ir kažkaip daug stiprių vilčių suteikęs sezonas buvo. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Susikūrė po didžiojo sprogimo ir visos keliaudavo. Saulės sistema su mūsų Žemė irgi kosminiu greičiu lekiame į šalis. Susikūrė po didžiojo